Statelį, paduok kopėčią. Utenos Radler nealkoholinis. Ne vaikiško gaivumo. Reikia tik atsukti. Sveiki visi sugrįžę į laidą Chaosas TV. Vėl ją filmuojame iš naktinio klubo Vilniuje Chaos. Tai yra vieta, kur dingsta visų žmonių moraliniai kompasai ir atsiranda nuostabus prisiminimai. Šiandien pas mus svečiuojasi vienintelis Mantas Bertulis. Sveikas. Šiaip tai ne vienintelis, žinok, aš esu Googlinęs, kad yra dar Mantas Bertulis nemažai. Bet toks kaip tu vienintelis. Gal. Kiek dar žmonių, mes turim kitokių pasikalbėjimų kūrėją. Buvusi kandidatą į Kauno merus. Keliautoja. Sekso guru. Sekso guru. Nu čia jau tu pats dėdės atrodo šitą savo. Šiaip yra fan istorija su Mantas Bertulis, tai kad aš keliau čia neseniai po Vietnamą ir man pradėjo WhatsApp rašinėti kažkokia kranų kompanija ir sako, pliama, mes gavom tavo requestą, kad tu nori pirkti kraną. Jis man ten, kur buvo nuostasi. Kažkoks skemas, tipo. Paskui man atsiunčia screenshotą, kad rimtai kažkoks Mantas Bertulis iš Klaipėdos norėjo pirkti kraną ir tiesiog tie kiniečiai susirado mane per WhatsAppą ir sako, tam reikia, kad atsiųstum dar išmatavimus, kokių ten tavo reikia ir galvoju, pliama, ar nusipirk kraną tavo? Nice. Gerai. Mūsų laidos principas labai paprastas, mes kalbamės apie naktinį gyvenimą, apie baisius užpjovimus, apie tūsus, afterius ir kitus dalykus. Ojo, patikėkit, nėra buvę, ką tik sigariuką nuėjom parūkyti, atrodo papasakoti daugiau negu tėtis man yra papasakęs per visą gyvenimą. Aš norėjau tavęs paklausti, tu geri šiaip alkoholį vartoji? Būna, pasitaiko. Gerai šotus, pavyzdžiui, ar tu labiau toks aliuko žmogus, koks tavo yra santykis? Šiaip tai valiuko dažniausiai, bet šotai tikrai neatsisakau niekada. Aš nemoku, būna, žinai, kokie prieina, blada. Atsakai lyg žinodamas, kad aš. Dar toks Bermudų trikampis. Prašau, čia dingsta mūsų žmogiškosios vertybės šitam trikampį. Už ką geriam? Aš tau užduosiu klausimą paprastą, mes jį atsakysim, šausim šotuką. Gerai, galim užgerti. Išgeriam, žinai, už ką? Už tave. Čia toks labai bachūriškas, žinai. Oi, skaniai, kaip kardu. Oi, kardu. Jūs juokavot jau. Savo kaip Gustavas turi nukristi. Jūs juokavot, gal aš prieš 2 metus mokyklą baigiau, ką jūs darot su manim. Šiaip vėdavo, aš tarau, kad girdau tiesiog jaunimas, kuris negali nusipirkti alkoholio. Tu 93 esi. Jeigu aš žinau teisingai, tai šių metų spalio 1 dieną tau sueina 30 metų. Pliamo, kaip skaudžiai skamba, bet jo. Bijai šitą skaičius? Ai, nežinau, kažkaip tik tai, žinai, galvoju, kad tas yra tokia riba, žinai, kad susako, pliam, iki 30 metų čia jau ten pasitūsink, paskui kažkas ten reikės normaliai rimtą gyvenimą gyventi, bet nekokios horizontą nesumato. Ar jau įsivaizduoji, nes 30 vis tiek didelis gražus skaičius, ar jau įsivaizduoji gerą tūsą savo, nes turėsi atšvęsti gerai? Šiaip tai aš turėdavau tokį mini, kaip ir festivalį, Bertulinės vadindavos, dariau per karantiną, tada, kai buvo galima. Gerai, kad pridėjai šitą labai. Rudenį spalio 1, tai 2 metus dariau, rinkdavau paramą kokie nuo fondai, bet šiemet galvoju švęsiu kelionę. Tai kad manau atšvęsim, normaliai. Šiaip gerai, kad pradėjai kalbėti apie kelionės, tai esi šiuo metu aplankęs 83 valstybės, jeigu aš neklystu. Jep. Ir čia gal ir kažkiek banalus klausimas, bet man įdomu, pavyzdžiui, kuri tau įstrigo labiausiai kelionė, kalbant apie naktinį gyvenimą? Kurioje šalyje, būdamas, tu pažinai geriausią naktinį gyvenimą? Linkėjimai bunkui. Lemas, jeigu jau perdavai linkėjimus bunkui, žinau, kad gera kelionė buvo, karočią. Tai, turbūt nieko naujo nepasakysiu, bet daug kas sekė tą mūsų kelionę, bet Kolumbija ten buvo, kažkas. Mes aš nesu bunko, nebūtų labai jau pažįstamas. Ir atskridau, kažkaip aš tam tiesiog pasiūliu, gal varame Kolumbiją, aš tam metu keliau po Kostariką. Jis ten irgi toks užsiknysis nuo darbų, ten dar pandemija buvo, sako, davai skrandu, sako, poryt vos, aš žinai, gerai, tipo. Ir tik susitikom, atvažiavau į Bogotą, jis Kolumbijos sostinę ir mes tam buvom kokias 4-5 dienas, tai nemačiau nei biškai Bogotas. Iš viešbučio nebuvom išėję. Aš tam visą gali kambarius sakyti, paskambinę ir, priveža tą, priveža tų. Gerai, aš suprantu, kad apie ką kalbam, įsivaizduoju, per daug negalim specifikuotis, nes uždarys mūsų šitą šou. Bet aš apie tiesiog apie maistą į kambarį, žinai, ten. Tu nuvarai Kolumbiją ir tu boltų džiaugies. Čiūjų, karočią, taip grinai, taip ir veikia gyvenimas. Okay. O pavyzdžiui, ar tu išbandėjai visų šalių naktinį gyvenimą? Ar stengiais visur išeit pažiūrėti, kaip kas atrodo? Jaučiu Antarktidui, gal nelabai į klubą nuėjai? Ten toks sunkiau, bet ne, aš šiaip nuėjau, nes kadangi ten vis tiek būni laive, visą ten nakvai laive, tai ten užsukom gerą vakarėlį. Užsikūrė geras įdėsys? Aš galvoju vis tiek, kaip Nasta Tūlas Bertulis. 10 dienų laive. Ką ten žinai veiksti tam laive?
reikia, ką žinau, vodzeras, nes laivė brangiau kainuoja. Taip. Tai tam buvom tokiam pačiausiam pasaulio mieste Ušaja ir tiesiog nusipirkau gal 7-8 butelius degtinės ten. Aha. Ir gal gerai, man nereis pranešti. Turbūt, nes vis tiek tam, akivaizdu, kaip ir bare, noris, kad gertum pirktų bare. Taip. Nusipirkau dar 5 litrinį vandens butelį, išpėliau visą vandenį, pėliau vadzeros. Atrodo, kažkaip būtų pilnas vandens. Lietuvis išlenda tavo savičiai. Ateinu į tą visą laivą karačią. Ir aš ten pirmą akademiškai pasipirstam ir pradėjom plaukti pro tą Drėko sąsiaurį, kas yra audringiausia vieta pasaulyje. Ten, tipo, nu, tam bangos, ant ką žinau, beveik iki 12 metrų, tam vartai, kairė 10 ten. Tu mažiausiai nori galvoti apie tą visą vodkę. Tai gavos taip, kad per visą kelionę beveik ir nieko neišgėrėm. Tiesiog ant galiako mes visiems tiem senioram, mes vis tiek ten keliavo daugiausiai vyresni amerikiečiai. Užrašėm ant butelio free vodka ir pakūrėm vakarėlį. Tai galim sakyti, kaip ir dalyvavau vakarėlį, bet kur tikrai nedalyvavau, tai Afganistane iš kurią. Afganistane neėjai pajudėti. Lemma, ten kaip ir buvo galima gauti iš skvernelio, ten sakė, vyno galima gauti, aišku, hašą ten galima gauti, ten tų visų opioidų, bet ten kaip ir dabar viskas uždrausta, nes ten gali gauti vos nemirties bausmą už bairius. Taip. Bet nesiryžau, kažkaip nesiryžau, ne tokie dideli pautai. Okay. O kur Europoje, pavyzdžiui, keliaudamas turėjai geriausią vakarėlį? Bliam, Europoje jau senokai keliau po Europą, bet atsimenu, Portugalija buvo toks vakarėlis, čia buvo mano pirma solo kelionė, 2014 metais, kur apstojau hostelį, ėjau su Hebra, išėjau barą, tam pradėjom gerti, aš kaip atsiduriu gatvėje ir nebesprantu, atrodo, toks trumpas blackoutas, kokių 3 minučių. Aha. Galvoju, blėt, kuriam aš bare buvau, kur mano namai, taip, ar nežinau, nei kaip grįžti, bet vis tiek kažkaip atsibudau, po hostelio lovai dar antram aukšte, taip, dar aišku, surūpis, bet... Okay. Tai jo, tokia esu turėjęs, bet šiaip tai nežinau, Europoje nelabai esu daug gal užtūsinęs kažkaip. Aha. Tai laimdama dabar, nes netridau. Tu turi įdomų dalyką, keliaudamas įsikelt nuotrauką, kur tu nuogas stovi. Ar gali man paaiškinti šitą? Ja, toks yra mano toks fetišas. Ir, žinai, tokia labai sena tradicija. Yeah. Aš esu pasakos, kaip ir atsirado, atsiprašyp irgi atsirado Portugalijai, nes tuomet Žydrūnas Ilgauskas buvo priėmęs pilietybę beros Amerikos ir ją matėme Lietuvos pilietybę. Šiaip, sako, jis davė intervą beros Lietuvos rytui ir sako, pabučiuokit jūs man užpakalį, visi tie biurokratai. Gal, blėt, tavai ir man kažkas tokio pabučiuoja užpakalį, tiesiog įskiriu šitą fotkę, štų prierašą, kad pabučiuokit man užpakalį. Taip. Ir aišku, ten toks kilo šaršalas, nes tai buvo labai neįprastas toks dalykas. Nu ir aš buvau, okei, tai davai, gal tada reikia šitą tradiciją tęsti ir kažkaip pasisako. Ir kiek tu dabar laiko jautėsi tą tradiciją? Aš mačiau daug šalių buvai. Ne, aš dabar neskaičiu. Yra viena mergina, tokia Loreta, linkėjimai tau, kuri kolekcionuoja arba kolekcionuodavo. Ten turim visą folderį su visom mano šitam fotkiam. Tai vat, bet, tai kiek, nuo 2014 metų, tai 9 metai. Jis įsivaizduoja, kad man 12 buvo, kai tu pirmą kartą šikną įsikėlė. Tai nematai 12 metų mano šiknos. Aš net nežinau, ar legalumą būtų 12 metų tavo šikną pamatyti. Jo, tai yra buvę, kad ir prisijungė, pavyzdžiui, ir mano antra pusė buvo, kad prisijungė ir tiesiog šiaip random mergina. Visom 3 esam fotkinėse, esam su bernais, kokiais 4 irgi random fotkinėse, su vienu tokiu jodukų iš genties, Vanuatų šalyje esam fotkinės. Okay, kartais žmonės priemostą. Aš jeigu neklystu, tu esi iš Šiaulių, taip? Jo. Man įdomu, tavęs paklausti, pavyzdžiui, kaip tavo atrodydavo vakarėlį mokantis Šiauliuose, augant Šiauliuose? Kada pirmą kartą turėjai vakarėlį savo gyvenime? Girdėjau, praeitos savaitės visą podcastą su Marku istoriją, kur buvo apie Šiaulius. Jo, Markas Šiauliuose, kaip sakoma, prasinešė ir ne su moterim. Jo, tai tokių istorijų nesu turėjęs, nesu dalyvavęs muštynėse. Blem, beros, jo, nebent mane yra kažkas trengi, bet ten kaip buvo vaikas. Bet šiaip tai, kas yra šiaip keista, bet aš Šiauliuose, žinok, negerdavau. Aš pradėjau gerti tik nuo Lencių, gal pasleidęs Kaune. Kai nuo tėvų jau atskiriau, tada jie kai išvažiavai į mokytis, išvažiavai į Kauną. Tai šiaip aš, gal kažkiek tam būdavo, su kitam klubeliai, bet aš savo profesionalų geriko karjerą skaičiuoju nuo Kauno. Aha, gerai. Ar atsimeni tokį vakarą, pas mus Lietuvoje nenori, vis tiek yra bičiai visi biški marozai, biški turi panetkių. Ar tu atsimeni tokį vakarą, kur išgėrei tiek, kad jau net į draugam pasigyri, kur tipo, mano kūnas tiek atlaikė? Plemba, kažkaip gal... Taip nėra, nes dažniausiai pas mane būna tas, kad aš geriu ir aš taip jaučiu, kad negirdėjau. Ir paskui taip staigiai hitina toks, kad
Aš toks kaip, būna, kad kaip surblio tas rozetė, tipo, kai ištraukia pats įsivinioja. Tai aš tipo, suprantu, kad man pizda, tipo, aš tiesiog net neatsveikinu, tipo, ir tiesiog išeinu link namų, link palapinės, link kažkur. Nes suprantu, jeigu dar kažkas sakys, plema, kaip aš jau varau, tai dar, tai davai išgerk, paštuką, dar kažką. Tai aš toks automatiškai grįžtu. Būna tau, kad apsigauni, žinai, kur būna, kur išgeri pirmą šotą, nieko, antrą šotą, nieko, trečią, irgi nieko, ir tokį ketvirtą išgeri, tau visi 4 pisa vienu metu. Jo, nes aš tipo toks esu, kad neišlaukiu, žinai, to tipo, jeigu man dabar neveikia, reikia dar, tipo, žinai, tai jo. Ir aš tą progą ir išgeriu. Už tave. Važiuojam. Dabar to visus išgersim, kaip jis. Oi, kaip gardom. Jo, žiauriai kartu karočią. Ja, tai šitas man būna ir dažniausiai, aš neturiu stabdžių. Neturi stabdžių? Aš dėl to... Kiek ilgiausiai dienų esi tūsas? Jovės, tipo? Blema, kas... Kokį mėnesį gal? Mėnesį laiko? Kaip prasidėjo šitas? Blema, buvo toks periodas, vadinasi, tamsusis sausis. Ja, aš atsimenu, gyvenau tokiam pusrusyje, kur nėra langų, tipo. Kažkaip man atrodo, kad tai yra gera idėja, bet čia buvo jau senokai, gal 6 metus. Tu atsikėlė naktis, mainėme gal ten naktis, tipo, naktis. Ir kažkaip, tipo, Įsimučiu iš to ryto, man pas tave vis kažkas užsuka, nes tu gyveni prie pat ten Pilies žiedo Kaune, ten pats centriukas. Nu, tai tiesiog kebros keičiasi ir tiesiog toks gaunas tokia, toks to taboras, Ar pagavai save vienu momentu, galbūt jau pačiam gerimo gale, ar galbūt per vidurį, kur buvai toks, gal jau reikėtų stabdyti biškį? Kada hitino tas? Tada, kai supratau, kad aš jau nebežinau nei vienas žmogus, kuris pas mane hatė, žinai, visiškai, kur taip kaip taboras jaučiasi. Ir, vistiek, ateina tos biškį moralkės. Kai supranti, kad su nieko ten nebenori kalbėti, ten atrašinėti žinutės, ten darbai stoja, ten kažkokie dalykai stoja. Tai jo. Tai ir dabar pas mane yra tokia stadija, kad aš sakiau šią vasarą tik tai tūsinsiu, linksminsiuos, bus vien festivaliai, vien reivai ir po to užtrauks rankę, paskui jau normaliai. O kaip jeigu reiktų palyginti, kaip pasikeitė tavo gerimas būnant jaunu, tik atsikrauši iš Kauno ir dabar, pavyzdžiui? Niekas. Niekas nepasikeitė, toliau bičinį pjauni. Ne, važiuojam, aš tai nebeturiu tų draugus, kuriais pradėjau, nes jie jau visi sako, aš nebegaliu ten 2 dienas išėlės, ten 2 savaitės išėlės. Jau, pavyzdžiui, įmetu jiems fotkę kažkokią džampabą, kur ten gerdavo pirmam antram kurse. Sako, man teri, jau nebe tie metai, sako, ką tu ten veiki, žinai, aš toks. Ok, ten visi ten šeimų turi. Bet ką žinau, dabar gal, tai žinau, kas pasikeitė, bet aš gal daugiau prižiūri, kad vis tiek tai yra tos kažkokios atsakomybės, kad nesinori, kad žmonės matytų visiškai tokį komenį ten, kur ten tvoras ar amstai. Taip, savo imidžą kažkiek saugai irgi tikriausiai. Pirmą jį reikia turėti, žinai, kad saugai, kaip sakai, moralinį kompasą. Tai va, būdavo visokių ten bairių, kad ten irgi iš kur laiptų užmėgų, ten pirmam, kokiam antram kursui, dabar tokių bairių gal nebelabai yra. Gerai, čia jau kaip sakoma, biškai mūsų, mano tema yra iš podcast'o, aš noriu tavęs paklausti, kokia keisčiausia talpa yra, į kurią esi šlapinęsis. Nes vis tiek kalbam apie gerimą, o gerimo be šlapimo nebūna, aš taip sakau. Pliama, eik savo, aš toks nuobodus ir nėra buvę. Nesi niekur? Ne, kažkaip aš tas, kuris galiu išlaikyti ilgai, nemyžęs. Va čia mano kriptonitas, man čia peilis yra. Tau bėga kaip aš esu užmyžęs mašiną, esu primyžęs į bokalą backstage line-up'e. Aš nebent apvėmęs esu, žinai. O ką esi apvėmęs? Policininko bato. Vadina, čia pas mus olėm šurajam, karočią. Čia irgi buvo labai seniai ir važiuojam iš Gargaro, dar ten darydavo radistai savo tūsus. Manęs neleido kažkaip, nes tada dar buvo tokie preparčiai namuose, kur ten baisiai reikia užpjauti, kad ten, žinai, kad eiti ten jau gerai apšilus. Ir manęs ir vieną draugelį neleido, ir tada kiti mūsų draugai su mumis, kaip ir kooperavo, sako, gerai, tai jūs neleido ir mes nevarom. Varom, atgal matau, kad pas mane ten jau trūkčioje, stemplė mano, žinai, ir kaip tik reidas. Ir sako, draugai, blėt, dar turi, davai biškį palaukti, biškį pravažiuojam ir važiuojam. Toliau. Aš atsidariau durelės, kaip tik mentas davė pūsti po tą vairuotoją, aš ant pareigūno, nes prašau, ne mentas pareigūnas, ant pareigūno kojos ir
Sako, gal jūs važiuokite su to draugeliu, tai paleido greičiau. Paleido, Fėmi batą ir paleido. Jo. Okay. Geri pareigūnai, tada geros širdies, supratingi. Okay. I'll drink to that. Už Lietuvos teisės saugą. Opa. Geriau, tai kur tu esi? Kokia yra tavo keiščiausia vieta, kur esi vienas? Ant kojo keiščiausia esi vienas. Esu pasakojęs, man atrodo, nežinau, per šitą laidą esu pasakojęs, bet esu privėmęs savo kišenę. Ir dar vienas buvo, kad... Tas kokį džinsą kišenę? Ne, striukės tokia didelė buvo. Esu apvėmęs draugelio katiną. Aš norėjau klausti, ar esi katiną apvėmęs, nežinau. Taip, esu apvėmęs katiną, nežinau, ar pasakoju per kažkurį podcastą, bet esu apvėmęs draugo katiną ir juokinga istorija yra tokia, kad... Išsilaižė tam? Aš nežinau, aš nemačiau, kaip atrodė jo išsiplovimas. Bet juokinga istorija tokia, kad aš vis dar su savo draugu gerai sueinu. Ir aš kai atvarau pas jį, jo katinas labai mane myli. Mes labai artimi esame. Jis mane pamato, jisai pribėga prie manęs, nukrenta ir duoda pilvą. Arba kasyt, arba vėl apvemt, aš nežinau, vienas iš dviejų. Tai gal čia toks, žinai, tu pažymėjai kaip savo teritorijas, tai po to net čia, žinai, čia yra kaip šuniui įkasti jausi. Kai apvėmi katiną, jis tu parodai authority ir tada jis jau su tavim savas. Aš dar prisimenu vieną vietą, kad atsimenu, ėjom iš Džampa, mane susidarė, taip pat toks Kauno karokės klubas garsus. Taip. Radau 20 eurų, čia buvo ten kažkas tokio, wow, tipo 20 eurų rasti, visiems tačiau tipo šotom, ir sutikau vieną tokį žmogų. Ten pradėjo girtis man, kad gavo kažkaip apdovanojimą tuo metu, man buvo šiaip paibatė, ir aš tokia viena, šiaip, skaičiu, moterim, nuėjau pas jį, ir jis buvo irgi su pora, ir mes ten keturiese, ir tada pasikrauti ten kažką gerą, ten toliau girės tau kažkaip apdovanojimą, Vytauto didžiojo, kokį ten nesvarbu. Ir nuėjau pas jį kambarį mėgoti, kaip ir nes irgi jau pizdatį atsirašiau nuo vakarėlio. Ir ten kilimų privėmė, dar biškai ant lavos. Ir taip paskui žinau, kad jis yra... dar tuomet buvo Kauno tarybos, jis dabar jis Kauno vicemeras. Ir aš nežinau, ar jis tą žino, bet tikiuosi, kad žino. Bet dabar žino. Ne, aš vis mano kolega buvęs, tai wow. Buvo labai faina. Ir paskui dar ateina ta moteris, tarkim, ir blenda bučiuotis, aš visiškai ką tik, Ar esi bučiavęs su mergina, kuri ką tik buvo privėmus? Tu puikiai, merginai nereikia to sakyti, tu žinai. Kai tą anglerūkštę jauti, tada žinai, kad yra... Lama, ne, šitą nesu turėjęs. Aš dar jauną, dar ir pirmų kartų. Okay. O pavyzdžiui, aš noriu tavęs paklausti apie tai, kaip tu užkalbini merginas, pavyzdžiui. Koks yra tavo geimas? Kaip tu sužavi merginą? Vat aš, pavyzdžiui, tą ko pavydžiu, tiem, sakėm, morozom, kad jie, neturi to, žinai, sarmatos jausmo. Jie prieina, tipo, ką nori išgerti, taip toliau. Man tai reikia, tipo, pusvalandžio laiko pokalbio ir, žinai, tokia ne tai, kad, kažkaip netikėtai, žinai, prisiliečia alkūnės, arba ten atpažįsta, arba ten kažką aš biškai pagiriu, arba, bet nėra, kad aš turėčiau savo, žinai, tipo, tokį pick-up line. Taip. Kažkaip man visada gaunas, tipo, nežinau kaip, bet aš nesu, žinai, tas, kuris ten paima tą apsuką, ratą, ten, tipo, jau, žinai, paguldo ten kažką. Man ten reikia pakalbėti apie gyvenimą, apie ten aktualijas, kažkokias, aš toks, ir paskui suprantu, kad čia yra toks biški, aš žinai, nesu drąsus, žinok, su panom. Gal tik biški dabar jau toks, kur jau nebesisamatinu. Bet seniau tai iš viso toks, kur, koks tavo horoskopas. O, Dieve, man. Arba, pavyzdžiui, dabar neseniai turėjau tokį bairį, žaidant tiesą drąsą, pas mane afteris irgi, tipo, 2 panos, 2 mes, tipo, buchurai. Ir ten klausinėjom, žinai, ten, tipo, tiesas, ten, kada ten pirmą kartą pasimylėjai, ten kažką, kitam mėgstam, tokį, žinai, basic klausimą, koks ten mėgstamiausia poza. Ir tiesiog čuvakas šalia mane sėdė, viena Japanas sako, ar pasimylėtum su manim? Blet, koks duras klausimas, taigi tave duhku išvadinsim. Panas sako, jo, ir tas pasiėmė žangos, nusivedė į viršų, mano kambarį. Eiktina. Jūs juokavot, taip galima buvo. Čia yra čia toks šarkatas, kad pizda. Rinkėjimą, Lukai, irgi. Aš ten rinkėjimą šiandien pridalinsiu. Žiūrėk, kalbam apie panų kabinimą. Aš pabūsiu pana, tu mane pakabink. O tai čia... Tu pas mane su šotais ateik. Čia jau geras yra, žinai. Aišku, panas galvoja, kad tu įmeti kažką į tą šotą, bet aš tave žinau, tai žinosi, kad neįmesi. Labas. Labas. Gal nori palaikyti man kompaniją? Jo, davai. Gerai. Tiksliau, taip, žinoma. Pasipisam? Karaučio bazaras. Įpėsim, bet. Karaučio. Visą eina Vilniui čia tavo. Kam? Tai visada tu visi Vilnietė vieną? Ne. Aš iš vis net nežinau. Aš iš Vilnius, bet aš nežinau, kaip vienas su Vilnietė. Na gerai, tai kaip tu esi žinau, kad Labiras ambasadorius, ne? Mane pafolino Labirą. Taip, mane pafolino Instagramą Labirą ir aš dėl šito labai džiugiuosi. Nu tai gerai, kaip tu panas? Kaip aš kabinu panas?
Mano geriausias dalykas buvo, aš dabar jau turiu merginą, aš jau married man praktiškai, aš vesti ją planuoju. Bet tu sakai, kad ar tu žinai, kad tipo, kas būna, jeigu pas vyrus ilgas kaklas, tipo? Ilgas aupa. Gal aš dabar suprantu, kodėl tu sakai, kad tau ne. Ne, ką. Aš ką darydavau su panom, aš visą laiką prieidavau, aš tik prieidavau prie jos, pasakydavau labas. Tu pati geriausiai iš visų pasaulio. Ir tada dingdavau, na, pusantros valandos manęs nematydavo. Okay. Ir tada kitą kartą, kai aš praeidavau pro ją pusantros valandos, būtų tokia, čia tas beprotis, karočią. Ir tada buvo tokia, kodėl tu man tai pasakai, ir aš jau turiu apie ką pasikalbėti. Tu tokį mitą paskleidė, ne? Jo, aš būdavo kartais klube, pavyzdžiui, jeigu čia chaose būna, ar bet kuriam kitam Vilniaus klube, tu gali bet kuriam klube apeit ratą kažkokį, žinai, tipo. Ja. Ar nuo vieno baro iki kito, ar nuo vieno iki tolėto ir kažkaip praeiti, tipo. Ir aš būdavo, kad aš praeidamas ratą, aš kokį kempą, tai pasakau, tipo. Ir aš aš žaisdavau visiškai number. O tai nemanai, kad kai yra, kur pasakai draugį ir kitai draugį, dėl paskui kažkas? Gali būt. Ir tikriausiai taip ir būdavo. Bet aš žaisdavau numbers game, žinai. Yeah. Man su viena 100% nepaitų. Bet su kem yra gera tikimybė. Žinai, meškėjo tinklą. Gali žvejoti su spinningu, gali žvejoti su tinklu. Žinai. Jeigu su tinklu nebūtų gerai žvejoti, tai kodėl draudžia? Tas jau nėra ten durnačiais laikais. Aš sakau, jo. Aš dar kartais darydavau, tipo, kur davai atspėsiu aš tavo horoskopo ženklą, arba ten, žinai, kokią mėnesį, kurį rinkimus. Vis tiek yra šansas, kad paėžai. Taip, seniai, vienas spėjai, tipo, ir seniai, tipo, pistatų, Nostradamas, ten, tipo. Tai čia vienas iš 12, seniai, tavo, čia nėra toks mažas tas šansas. Vienas iš 12, čia kas 8,5%. Paskui, tipo, nori atspėsti, tipo, ar tu šiandien pripis ar ne, tipo. Valia, jo, šis geras. Aš sakydavau irgi dar daug pick-up lainų, sakiau, žinai. Paskui dar, aišku, jeigu tam būna koks afteris, tipo, tai davai tam kokį dėsą, drąsą, arba, važiuoju, butelį davai. Prisimenu tokie, žinai, toks reikia prisimint senus, durnus, sakytis žaidimus, pavyzdžiui, butelį, kokį durinį, žinai, kažką. Pokerį iš rūbų yra, tas buvo dar dalykas. Twisterį davai. Rezai. O esi kada nors bandęs sakyti panai pick-up line? Jo, tai... Bet dažniausiai Tinder, žinai, kai ten reikia chatinti. Ok, o koks būdavo tavo go-to? Turėjai kokį nors? Lemba kažkas, žinau, su delfinais buvo, kad kažkaip gal tu delfinas, nes labai mėlate kažkas tokio. Aš kitaip sakyčiau, gal tu delfinas, nes norėčiau papys. Gal tu fliperis, nes gebu tavo garsus skaityti, kažkas tokio, nežinau. Bet turėdavau su gyvenimu. Bet tokie myli. Bet aš, tipo, žinai, darydavau tą tokį nuoširdų, tipo, būdavau, na, aš, kad visi tam turi šablonus, tipo, nėra, kad tu kiekvienai atskirai žaidimą. Bet aš įtarpdavau vardą vidury, kad manytų, kad aš, tipo, atskirai. Oi, tu kaip čia smart. Kaip čia smart. Ir aš ten darydavau tokį, kad... Nu, sorry, aš nesu tas, kur gerai, tipo, čia žinai ant ledo, aš biškai toks esu karvė ant ledo, žinai, per savo minusus einu, tipo, ir, tipo, bet gal nori stikti, tipo, gal, nu, kažkas tokio. O jeigu, pavyzdžiui, per Tinderį, tarkim, užmėsgi kažkokį kontaktą su mergina ir tu ją nori įsivesti į miestą, ką jūs veikiat? Koks yra tavo planas? Varti į klubą, varti labiau į barą? Dažniausiai tiesiog nustoju chatinti, nes aš visų neužeina, noris pachatinti, paskui tiesiog ting arba dingsta, bet šiaip tai... Bet visi turės Tinderį, kuriuos susivedi į miestą. Ja, dažniausiai... Koks jo, barą, kavinukę, kokį koncą, žinai, parodyti, kad gal kažkur gal pakvietimų, dar kažką. Bet jau šiaip seniai deitinau. Dabar deitinau, visai faina. Tu dabar nes neišsiskyręs esi kiek? Ir deitinau. Taip, bet dabar turi merginą. Ar dabar labiau toks savęs ieškojimas? Žinai, kur, tu kaip atsakysi, bus pizda man. Tu jau turi kažką, kas tau gali nukrist galvą. Ja. Aš merginas vadinu Prancūzijos revoliucijos. Giliotino. Nemėginau Jakobinai, karočią. Kaip sakyčiau, pažindinamės, bet žinau, kad iš to žodį jau tikrai nenakos šiandien Vilniui pasakė. Ok, bendraujant. Jinai galvoja, kad rimčiau yra negu tu. Ne, nu, aš nesu prieš, bet žinai, aš nenorim. Taip. Nes į tos santykius labai taip įbėgau į tuos santykius kaip tas Japonijos traukinys, tiesiog šviesolaidžių tipo. Ir paskui, tipo, nu, žinai, dar tu nesi normaliai susipažinęs su mergina, bet ten, tipo, jau vos neapsigijau gyveni kartu. Jau pirmas mūsų deitas, vos ne antras mūsų deitas buvo jau ten su tėvais pažindinės, ten su sesėm. Tai biškai galvoju, dabar reikia slow down. Visą manim sunku, žinai, tavo aš ten. Pat mėgstu ir patūsint, pareivint ir pakeliauti. O kodėl, pavyzdžiui, tavim sunku, nes kad tu mėgsti patūsint, būna, kad tu dingsti tiesiog? Ar būna, kad tu pasikeiti išgėręs? Kokie yra tavo minusai? Būna, jau, žinai, jau mano amžiai. Panas
Aš jau kažkaip jau kažką rimčiau norėčiau, šeimos, ten viski vaikai, augalai, menas, joga, žinai, retrytai. Taip. Aš toks, kaip gerai kapoju, davai senė, tai varom dar biškį, pabūram dar iki 8. Varom dar afterį, varom. Tai esi tas bičias, kur visą laiką planuoja afterį jau dar tūsis, tai jau afterį planuoja. Bet aš visą pas save, planuoju, darau afterius. Aš turiu, netgi iš to patalpoju yra žmonių, kurie yra buvę. netgi Markas prieš savaitę buvo pas mane afterį. Tai paskui gailiuosi, nes labai užpasa tvarkytis. Okay. Bet tu esi pirmas žmogus, kurį aš sutinku, kuris afterius daro. Visi kiti būna kartą nuvaro, bet tu, pavyzdžiui, man patinka savo lovai atsibu, žinai, kur aš labai nemėgstu, atsiprašau, kažką kitą atsibu. Bet tu, pavyzdžiui, kaip žmogus, kuris... Aš noriu išgerti, žinai, jų afterį noriu pamatyti. Išgeriam ir paklausiu klausimą? Davai. Aišku, labai. Galima gal dar? Stipresnio galima apsėti. Ne, stipresnio tai nereikia, bet jeigu galima, tai dar 10 šotų norėtumėm. O čia šiandien... Tiesiog tu visai tu tik tam būt barmeną. Ne? Kodėl? Nežinau, kažkaip toks visai mielas tam gerai. Atrodo, gali įsikalbėti, žinai, tai kaip filmuose būna, ateini pas barmeną ten su savo viskio ir ledukais, taip pat kalbės su barmeną ten. Ką ten? Nėra jokios... Pavyzdžiui, filmuose barmenai neturi jokių zavalų. Kas šiaip nėra neįtikėtina. Realybėj būna tiesiog taip, kur prieina, susminko, paspaudė, padeda, net nežiūri į aparatą, tu susimoki. Jisai grįžta, tavęs nebėra, karočiui, ne? Nežinau. Kaip, pavyzdžiui, tau yra su alkoholiu, ar išgėręs, tu turi tendenciją išleisti daug pinigų? Turi tą, kad, tipo, išgėri ir biškį mėgsti pataškyti babkės? Aš seniau mėgdavau, seniau biškį turėjau daugiau babkių. Tai aš tas, kur, išgeriu ir, davai, šampę perkam, tau šampę, ten šotukai eina, Aš toks būdavau, kur aš tam labai geras, tipo. Ar atsimeni tokį vieną vakarėlį, ar atsimeni sumą, kurią esi ištaškis? Ne, nėra tų didelių sumų, tikrai, bet nebent gaunas tas, žinai, toks, kur buvo po kiekvieno žemės dirbėjimo dar buvo aftershock. Tai įvyksta vakarėlis, paskui, kažkaip limuzino reikia, sraigtasparnio, kažkaip jo buvo, tipo. Va tada biškai būnant babkę daugiau. Bet va to mes ir skiriamės, man tai reiktų pizzą užsisakyti namo, tau reikia limuziną, karočią, žinai. Aš tai žinai, kad aš susakinėjau pizzą, aš, pažiūrėjau, kartais būna, kad aš nemoku panų išvaryti, iš tikrųjų, tu atsibūni su pana, tu supranti, kad ta pana arba, nelabai gal tu nori su juo turėjo būti. Ir aš nemoku išvaryti panos, tipo. Ten aš tą pizzą užsakau, darėjau ten kažką, ten paklausiu apie gyvenimą, kaip filmą pradedam žiūrėti, kur... Bet tuo pačiu galvoju, kaip ten išvarvolinti iš chatos. Paskui sugalvoju, tipo, jo idėją, kad prašau draugų žinutę, kad man paskambinti, jau kažką prapisuoti, tipo, išeinu iš chatos, apinu ratą, tipo, ir tada davai negalvoju. Nice. Ar esi turėjęs situaciją, kur tau atrodo, kad tu nusikabinai gražiausią moterį pasaulyje, o atsikeri su moliūgu? Blema, ne. Žinai, kaip yra, ne, taip nėra, nebent atvirkščiai. Ne, blėt. Taip, arba yra paėjusi viena gražia, kuris galvo, nėra jokių šansų, kad paės. Ir tiesiog mane žiūrėjo visą laiką, what the fuck, gal tiesiog, žinai, tipo, gal žvyrai, ar kažkas tokio, bet paskui paėjo. Bet kas ir dar buvo atvirkštinis variantas, nes visada yra ups and downs, žinai, tipo. Taip. Irgi senokai buvo, dar toks buvo baras, Kaune Kanklės, kur ten visi atvaras, žinai, tipo, desimušti, gal ten galutiniam vietelė, ten, tipo, ten. Ir nuskabinau tokią vaną. Ir jau tam liktai varom namo, išeinam iš to barą. Ir mano tokia draugė Rūta šaukė per visą laisvės alėją. Mantai, tu pažiūrėk į jos veidą! Ir paskui, tipo, tik aš tą foną tikrai nežiūriu. Čia buvo labai seniai. 100% atsiūs. Žinai, gal čia buvo labai seniai. Ir paskui atsivundu su joje, netgi pagal vardą, jinai yra, tipo, nėra pati išvažiausia pana. Žinai, visas vardas Egidija. Oi, blet. Selė, aš taip sakyčiau. Tai irgi ten, dar pradėjau ją iki stotelės, kur, ten, tipo, kur... Bet buvai džentelmenas. Aš visada toks, kažkaip aš nemoku, to ne tokio kategoriško, žinai. Labai smagu. Taip pat labai norėjome padėkoti mūsų šios dienos rėmėjui, tai yra Utenos Radler nealkoholinis alus, nevaikiško gaivumo, nes jaučiasi silpnas alaus poskonis. Ačiū jums labai. Reikia žinai padaryti. Tai kaip sakoma, atidirbti, kad galėčiau žmonai parnešti namo. Bet tu kiek dabar jau podcastų vedibiškai jau, tu tapsi kaip bareikis kažkada, kad visur tavęs bus, žinai. Ble, man, kai sakai, kad tapsiu kaip bareikis, man baisu dar.
Ne, tai ką mes turim savo. Turim savo. Čia darai, paskui buvo Neuraus Betlose kartais. Tai vieną kartą tai buvau čia labiau toks, kur pakviečia, žinai. Pas mus komikus yra toks dalykas. Ir nebekviečia po to vieną kartą. O jo, tada labai atėjau, pavalgiau šūdą su didžiausiu šaukštu, koks yra. Ir nebekviečia. Prieš ką tu buvai? Prieš Laurą Dargūnaitę. Komikė draugė mano. Tai jo, yra tas dalykas, žinai, kad pas mus komikus yra toks dalykas, kad jeigu tave pakviečia, mes visi pas kitus einam nemokamai, nes mes taip laikom savo bendruomenę. Aš kažką padarau, pakviečia, pas mane ateina, aš pas kažką ateinu ir mes taip sukomės. O dėl raustų tai jo, buvo tiesiog toks dalykas, kad, esi aš jaunas, nelabai patyrė, žinai, galbūt tuo momentu neatskyriau raustų nuo kitų dalykų ir galvojau, kad jeigu man stand-up'e gerai sekasi, tai man ten viskas bus gerai. Pasirodo, kad nebuvo taip. Nudegiau, išmokau pamokas, bet per daug nesiparinu, žinai. Pasimokiau ir eidais varydais, tipo nieko nebepakeisiu, žinai. Bet matai, prieš Laurą labai sunku, nes tu neturėsi iš viso vyrų palaikytojų, tipo. Ne, aš manau, kad aš tengiuosi taip negalvoti, aš manau, kad jeigu tu prieš Laurą pastatytum Bartuševičių, būtų gerai. Tai vadinasi įmanoma, žinai. Jo, aišku, aš nesu Bartuševičius ir tikriausiai dar labai ilgą laiką nebūsiu, bet aš tengiuosi galvoti, kad nėra išorinių faktorių, esu tik tai aš. Jeigu aš pakankamai gerai pasiruošti, tada ir bus gerai, žinai. Man patinka tavo požiūris. Tai va. Gerai, grįžtame į laidą, turime papildymą, kaip sakoma. Žmonėms tiesiog susikatina, kaip aš nunešu ir tada kaip uždedu atgal. Bet matau, biškai tavo patobulėjęs skilsai gaminimo šoto. Pažiūrėkit, nežinau, ar matysis ant kameros, bet jeigu karočią kažkas klaus, tai čia aš padariau. Galit pameluoti, jeigu ką. Gerai, čia atrodo, kad būtų kaip šitą... Gerai. Ta serialas Stranger Things. Aha, jo, atrodo kaip kažkas, kas... Atrodo kaip paukščionas. Žinai, kur kažką duoda. Už tą versiją, už tą laidą. Ačiū labai išgeriam už Chaosas TV laidą. O, kaip keistai. Skaniai, bet keistai toks. Aha. Ok. Ką kalbam? Noriu dar pakalbėti apie festivalius. Koks tavo santykis su festivaliais, vis tiek prie festivalių dažnai ir dirbi ir turi renginių. Net nenusiemęs, nice. Noriu tavęs paklausti, pavyzdžiui, koks paskutinis festivalis, kuriame buvai? Tai Granatos, bet turbūt, kai kels laidą, bus buvę Šakinis festivalis. Tai apie šitą festivalį visiškai niekas man nemokėjo, aišku, padovanojo bilietus, bet labai daug girdėjau, tai tikiuosi, kad bus geras, nes atvaro labai mano mėgstami DJ Red Access. Bus solo ansamblis, kuriuos žiauriai dėvinam, tai va, tai šiaip tai šią vasarą turėjau tokį tikslą, sudalyvauti kuo daugiau festivalių, mažai dirbti, daug linksmintis, kaip ir minėjau, tai kol kas planas labai gerai gaunasi. Kiek dabar gauna šią vasarą festivalį buvai? Dabar buvau... Buvai Bangoj. Bangoj buvau. Paklausim ir apie Bangą, žinoma. Bangoj buvo, gerai, Galapagai, Granatos, Šakinis. Dar buvo toks draugai draugams tūsas. Marse? Marse per 2 dienas, tai skaitas kaip festivalis. Joninių toks festivalis buvo, dar spėjau sudalyvauti, bet ten 1 dienas. Pliamu, kas dar čia buvo. Tai dar bus Lizdo išvyka, turbūt. Ok. Nu, žodžiu. Nemažai visai. Noriu tada iškart paklausti apie Bangą. Ar yra tiesa, kad žmonės ten būna su buteliukais vandens ir be alkoholio ir galimai kitais dalykais? Ką čia slėptas? Aš pats nemažai tokio mačiau ir neteina ten žmonės atsigerti sulčių ir tiesiog susikibę rankam pašakinėti, žinai, tipo. Bet ir ne alkoholis pagrindinis dalykas yra. Aš nežinau, kas man pagrindinis, pavyzdžiui, aš tai, jeigu atvirai, aš galiu su aliuku, aš kažkaip, nežinau, aš labai jaučiu, skambės labai, gal, nežinau, lėjim, bet jaučiu muziką, jaučiu beatą ir aš, pavyzdžiui, kai buvo 2 diena draugai draugams, aš tik su aliuku tūsinau. Viškai, be jokių stiprių, be nieko ir man žiūrėjus įbys. Jeigu gera muzika, man daugiau nieko nereikia realiai. Bet šiaip tai daugumą tai aišku, ir smontanas kabūna. Jo, didžioji dalis, aš įsivaizduoju, tiek yra tam tikro žmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nėra linkusios tiek ar dragzus, ar kitus dalykus, žinai. Nes, pavyzdžiui, yra tas lietuviškas bachūro stereotipas, kur ten man tų nereikia, man su bernai šotuką, už tai, tarp kitko. Davai. Man reikia šotuko, kebriuko ir viskas. Nu, matai, Gerai, taip ir atrodo tie marozai. Tai matai... jo, kur bandai marozas būti išgeri šuotą. Na, matai, nereikia nieko vaidinti, tavo energija turbūt greitai baigsis, nes vis tiek alkoholis, ypač dar koks alus, tai labai stavės susibina. Tai yra tų visokių medžiagų, kurias šiek būstina tave. Tai, aš, pavyzdžiui, pats neseniai atradau reivus. Kaip, atradau seniau, bet dabar aš labai ant jų pasinešiau, supratau, kad tai yra mano muzika. Koks paskutinis buvo, kuris strigo tau reivas?
Nu, tai gal sakyčiau, vienas geriausių man buvo draugai draugams. Aha. Nežinau, labai patiko, visiškai nuoširdžiai tūsinau iki pat ryto. Aš realiai, kas buvo baisiausias, kad buvo toks nemažas blackoutas, bet tokia labai keisto vietai. Tasme, aš jau irgi, kaip sakau, viskas, varom namo, ten buvo toks autobusas, kuris vežė iš to festivalio iki Kauno, ten buvo gal 20 km. Taip. Nu, paskui dar varėm su Goda problemą, dar kažkur tam paaftarėm biškį, bet žodžiu, sėdėm kažkokią hatoje, gauna žinutę. Jūsų kortelė yra... Jūsų kortelė yra autobuse, tai Blet, kokiam už autobusą nevažiavau, ką iš čia pisą protą gavau, tipo... Blet, ką man jau pasakau, Papasakau. Žodžiu, gerai, tipo, tai galvoju, kokiam už autobusą, iš kokiam autobusą nevažiavau, tipo, galvoju, čia žinai, koks skemas, tokie Nigerijas, ten tie piliečiaus, Paskui įsiaiškinu, kad aš važiavau autobusu, neprisimenu to. Paskui ateinu jau antrą dieną į tą festivalį ir ateinu prie barmenės ir tokia šypsos, sako, viską atsimeni Šakas, nu ką žinau, pasako, žinai, tipo. Sako, tu vakar važiavau autobusu ir buvo muštynės ir tu tiesiog žiūrėjai pro langą melancholiškai, į tos lašus, tipo, žinai, liečius. Žiūrėjai, kurie lenktyniauja. Ir paskui įsiaiškinu, kad dėl manęs mušosi, karoči. Dėl tavęs. What the fuck, tipo. Nes ten šoks čivakas tipo lindo, o Bertulė, ką buvęs Kauno meras, tai kažką toks, aš ten žinai toks jau visų gatvas, aš ten net nereaguoju, šoks čivakas tokiam trenkiu už tai, tipo, ten važiavau muštynės. Aš to nieko neprisimenau. Ir paskui, tipo, jau einu prie apsauginių, sako, tu viską atsimeni Šakas. Blet, kas dar buvo, sako, pasakok. Sako, tu matyt, nu, tipo, gal parodyt? Rodo, blėt, kaip nuogi ten fotkinamės, karočią, su kažkaip bahūru, ten buvo to filminio fotkę, ten vanduo Marse, ten vandenį čia parke. Gal šeštadienį jau nebereik, biškai dar to dalykų daug. Dažnai blackoutinį gerdamas. Pliama kažkaip pastaruoju metu būna, pastaiko. Tailande buvo, kokias 3 dienas. Ar esi, kaip tik norėjau klausti, ar tu esi turėjęs tokia hangover situation, kur atsikeli? Dabar nežinai. Kur Tigras šalia, ten Maikas Tysonas. Jo, kur nežinai, kas aplinkui tave ir dabar bandai išsiaiškinti, žiūri, ką kišenėse turi, bandai išsiaiškinti, žiūri, kam ruošėjai vakar, tipo, ir bandai išsiaiškinti. Rankos kurvinos galvoji, tavo kažką. Jo. Ar esi turėjęs tokį blackoutą, kur atsikeli ir dabar nieko nebežinai ir bandai išsiaiškinti? Pliama, yra buvę toks, kad tu atsikeli su kažkokius rūbais, bet galvoji, tipo, viskas okei, tipo. Ir galvoju, okei, tipo, kažkaip viskas per daug ramu. Bet tą dieną aš, tipo, nu, tarsi aš nebandžiau įsiaiškinti, nes maniau, kad viskas yra okei. Bet tą dieną variau dar į tą patį koncertą Ryšių Kemelį Kaune. Ir apsauginiai, tipo, mane pastingi, sako, irgi, tipo, nu, kaip atsigavai, tipo, irgi vos atsimeni, kas vakar buvo. Kodėl jūs manęs klausėte, jeigu aš net vakar nebuvau, tipo, pasirodė, jie dirbo tam klube, kur vakar vyko tūsas. Ir sako, tam šventam Žalgirį, ten kažkitam pergalę, Žalgirį, ten žiedus, ten ir Šaras buvo, ten atsimenu, Šaras kišo, toks yra klubas Tabu, ten yra šiaip vipas ir tūlikai, jos skiria stiklas, tu gali matyti, kas yra, kaip panas, ten, tarkim, ar prausėsi ten rankas, tipo, prie kreuklio, bet jos negali matyti, kas yra kitoje pusėje. Ir Šaras sugalvoja kišti 100 eurų banknotą, tai va, per tokia buvo tarpelis. Ir šias tą banknotą paėmė ir suplėšė per pusę, tai va. Užkybo žvelė, žinai, bet kame baris, tai va, aš irgi ten kažką pridėjau labai, kažkas ten statė, žinai, ten nemokam drinkai ten vypė. Ir nuėjau tūliuką pamiršti, karočią. O aš, kai esu pripisęs karočią, aš tiesiog, blėt, atsėdęs mėžu, tipo, nes... Aš turiu irgi šitą. Aš dėl šitą netysiu absoliučiai, visiškai filmus. Seniam, štai ir gerkime. Nu ir karočią. Už karočią myžimą atsisėdus pripisęs. Ir atsibunda namuose, žodžiu. Nu, bet, tipo, buvo tokia realybė, kad mane apsauginė rado tiesiog užmigusi, blėt, ant tūliko. Kelinas, aš komplėt numautas, mane tam bandė žadinti. Nu, klubas uždarėjo, tiesiog tikrino tūlikus. Ir aš kur vienintelis likęs, na, toks ant tūliko. Čia buvo mano turbūt žaliausias, tipo, blackoutas. Blėt, po tokių žmonės meta gert karočią. Tai aš čia negeriu, poros ačiū, nu jo. Aš išgeriu tą šotą, man atrodo, man į gerklę išliaučia kažkas. Sakau, čia kaip iš tavo serialo. Čia kaip iš Alien vs Predator, karočią, man atrodo, iš krūtinės dabar išlystas. Šiaip, įdomi konsistencija. Tu koks tai yra žiauriausias blackoutas? Man žiauriausias blackoutas yra su Goda problema tarp jis, man atrodo. Ne, man buvo toks jau, kur jis nebuvo labai žiaurus, nieko blogo neįvyko, bet buvo tas, kur jau pradėjo teleportuoti, žinai.
Kas man, tau buvo keli blekautai vienu metu, taip ar kaip? Ne, man buvo tiesiog, kad teleportuotis pradėjau, aš tiesiog atsimenu, aš esu klube, aš man atrodo buvau tada galerijai, ir aš esu klube, man smagu tipo, ir aš atsimerkiu, kaip laukia rūkau cigariuką. Aš užsimetęs. Ne, aš atsimerkiu ir aš laukia rūkau cigariuką. Gerai, parūkiau cigariuką, einu atgal į vidų, rodau apyrankę savo. Sako, čia galerijos apyrankė. O sako, tai kur aš esu, sako, Paus klube. Prie stapien. Sakau, tai kaip aš atsidūriu. Sakau, bet uždėk ir Paus klubo apyrankė, aš nueisiu dar viršų pažiūrėti, kas gero. Ir aš nuvariau, grįžau paskui atgal į galeriją. O tai kur čia goda buvo? Mes svarėm su jie į galeriją iš pradžių. Tada kažkur somewhere along the lines aš pamečiau visus karočiai, išvariau savo kelionę, žinai. Bet jo, su goda esame irgi daug smagių. Buvo tame to laiptų mūšio, tam prie perono, kažkur ten tipo. Ne, bet čia irgi yra geras dalykas. Laiptų mūšis yra tikriausiai įsimintiniausias dalykas stoties. Kiek, manai, žmonių yra matę šitą video? Aš manau, kad kiek matė video, nežinau, bet manau, kad kaip referencą žino koks 7% Lietuvos, žinai. Aš abejoju, nes tas, manau, gerai, tai buvo viena grupė. O tu matai, kad ten yra paminklas? Aš jau mačiau. Mes varom ten, nes ten taip pat yra lainapas, tipo, mes ten vis tokias stand-upinam pastoviai kiekvieną savaitę. Ir labai jokingai yra, ten yra kėdė. Visiems žmonėms, kas nežinot, prie stoties yra du barai, yra peronas ir lainapas ir yra kažkada vienu momentu buvo žiauriai baisės riaušės tiesiog. Žmonės vieni kitus kėdės mėto, karočiai, klykė, daužas. Reikia paminėti riaušės tarp tokių, kur, tokių dėdžių ir tokių marazikų. Taip. Ir tiesiog aš dabar užsimerkiu ir aš girdžiu tą garsą, kaip metalinė kėdė kažkam į galvą trenkis, tokį gaukštį. Ir yra paminklas, kur įmūryta į sieną tipo metalinė kėdė ir parašyta perono mūšis, man atrodo, 2021 metai. Turbūt čia yra, nežinau, reikia duoti Adomui Bužinskui, kuris yra administracijos direktorius, kuris galbūt, spėjau, kad jisai palaimino šitą idėją, vis tiek turi gauti leidimą tokiam bairiam. Ten yra nuostabu, ten yra absoliučiai nuostabu. Ar tu pats sakei, kad nesi muštynėse dalyvavęs, bet ar esi matęs kokių nors baisių muštynių? Galbūt keliaudamas kur nors, galbūt ir Lietuvoje, čia gal feste kokiam nors? Blemba, gal kažką esu matęs, šiaip tai buvo dabar paskutinis atvejis Galapagose prieš savaitę, kur mes ten irgi visi sudarė steidžiai, nueinam į palapinių miestelį dar biškį patūsint. Čelis be maikės. Ir kažkur momentu dar visai vaibino su mes, ten kažką šoko, tas plius, kažkas toks buvo svrdulys. Ir kažkur momentu, blėt, jam kažkas taip pisovas, tu visi tie šotai vienu metu, kad jis tipo apšė tam pradėjo nebesiorientuoti aplinkoje, nieko, kad tipo, bet sakom, pizdien gal namoti, nes jau tam griuvinėjantis, tam kabinėjęs, ten kažką. Ir jis šaukia, parveskit mane namo, jis nežinau, kur jo palapinė. Ir mes tam bandėm jam padėti kažką, tipo, ir, niekaip, miškai nueina į priekį, sugrįžta, sako, nežinau, ten kažką, bet toks nepiktybinis marozas. Ir jau ten kažkas norėjom pistis, nes labai ten kabinėjęs, tiesiog nėra ką su juo daryti, norėjom apsaugą kviesti. Paskui ten griuvinėjo, ten vėmė vos į savo kišenę, kaip tu taip ten vos pulveršiais. Ir paskui jis tam įsitraukė savo ragelį ir ten, sakom, paskambinti savo draugams, su kuo tu čia esi. Jis ten pradėjo skambinti savo žmonai, tipo, ir aš sakau, gal tu nekalbėk, man tokia būsna savo žmona, aš paėmė ragelį, sakau, Bertulis. Žinau, kad reikia pristatyti, Kodėl tu kaip Džeimsas Bondas prisistatinėjai? Bertulis, Mandas Bertulis. Sakė 7 ryto ir sakau, jūsų vyras, tipo, čia, pizda, komai, gal tu žinai, kur čia jie palapinė, paskui čia atvarė. Sakau, mes įskyrė, tipo. Okay. Kažkaip paskui kažkas jam padėjo, bet ten buvo labai žiauru. Labai nenorėčiau būti jo vietoj, nes čia moralkas buvo kosminės. Jo, ir dar kai papasakoju per podcastą, jau čia irgi nėra labai svarbu. Aš tikiuosi, kad išgyvenai, jo. Svarbiausia, kad žmonės pasimokytų iš tų, žinai, taip aš. Kai tu žiūri iš šono, tai supranti, kad biškai jo, reikia kartais jausti tą saiką. Aš, pavyzdžiui, džiaugiuosi dėl šito dalyko, nes aš dabar visiškai nebegeriu. Ta prasme, ką mes darom. Apart šiandien. Žinai, čia net negerimas, čia darbas, aš sakau, karočiui, išgeriu. O kodėl tu nebegeri? Nes aš... Nejauti ribų? Karočiui, išgeriu ir pasakau. Vai, bre. Čia kur reikia atsigerti. Ne, reikėtų. Aš nėra taip, bet visiškai nebegeriu. Aš absoliučiai nebegeriu baruose ir klubuose, žinai. Nes aš... Į buitekus perskeliai?
Tipo, jeigu mes susėdam su bernais, jeigu su bernais pirty susėdam, tai galim išgerti, žinai. Tipo, bet aš stengiuosi negerti tose vietose, kur aš paslyst labai lengvai galiu, žinai. Tipo, tu nejauti saiko. Ne tai, kad nejaučiu saiko, man nereikia jaus, nes man, kadangi aš esu komikas, man nereikia rytoj niekur atsikelt, žinai. Man niekada ir aš galiu savo... Bet tu neturiškai darbų skambučią, nejauti patrašyti, pažinoti. Bet aš galiu pachminis lovoje atrašyti viską, tipo, jokių problemų, žinai. Ir man dar yra tas, kad man sveikatą leidžia. Aš 21 metų, aš galiu daug išgerti, kitą rytą atsikelt, įkišti veidą į šaltą ledinį vandenį, tipo, ir man viskas bus gerai, žinai, tipo, aš funkcionuosiu. O kaip tau yra su erekcija išgerus? Na, žinai, kaip su visu, tipo, kiek išgerus? Na gerai, tarkim, po 5 alaus. Po 5 alaus 110%. Jeigu po 5 alaus jo, bet yra kažkoks komikas, kuris turi labai gerą bitą, anglų komikas, man atrodo, turi. Sakė, kad yra panos, kurios yra, tipo, nepisamoj zonai. Kad sako, tipo, tau reiktų išgerti tiek alkoholio, nuo kiek tau bibis nebestovi. Ir tai va, man su erekcija kažkaip, žinai, gal žiūrės kažkiek merginų ir bus tokias šiabiškai prisiprota, bet šiaip, aš sakyčiau, kad nebuvo problemų, nebent ne jau baisiai daug išgėrė, žinai. Bet šiaip jo, kadangi jaunas, tai aš galiu sau leisti ir tiesiog man gaudavas toks dalykas, kad aš, kadangi man niekur nereikia, tai aš 2-3 kartus per savaitę galiu leisti tau taip pagerti iki 4 ryto, žinai, kitą dieną atsikelt ant 1 ir gulėti po lovą visą dieną. Ir tada žiūri toks, bet visą savaitę iškrenta, žinai, 3 dienas geri, 3 dienas pachminis, tai kas belieka. Bet po tau, gerai, pavyzdžiui, tau tos 3 dienas yra žiauriai zabys, ne, tai po ten, Bet va tas ir yra, kad nebuvo. Ne. Man dažniausiai, žinai, būdavo tas, kad aš tiesiog esu ten dėl kažko. Bet tu tiesiog, dažniausiai buvo būtekinė, jeigu būna, tipo, jeigu ten kažkieno gimtadienis koks nors, arba mes, pavyzdžiui, buvom turė su Eitimu savo komedinė trupė, tai mes atsisėdam su bernais, pasiėmėm porą butelių, išgėrėm, žinai, aš 3 nakties sakiau visiems, tipo, jūs būkite, aš einu mėgoti jau, atsikėliau, man ryte jokio pachmo, nieko, tipo, man viskas gerai, žinai. Bet jeigu aš esu ten kokiam klube, aš visą laiką turiu tą fear of missing out. Aš sėdžiu ir laukiu. Aš laukiu kažko, gal aš laukiu kažkokios gražios panos, kurią aš užkalbinsiu, gal aš laukiu kažkokių draugų, kuriuos seniai mačiau ir susitiksiu su jais. Ir aš tada suprantu, kad aš niekada gyvenime negaunu nieko to, ko laukiu, žinai. Tada aš sėdžiu ir galvoju, jeigu per visus tos tūsus niekada nieko neįvyko, tai šiandien irgi neįvyks, žinai. Tai aš tiesiog stengiuosi netrešti. Man net jie šiaip pradėjo užpist tie, kur būna pokalbiai afterės, arba ten, tarkim, užtai pokalbiai arba... Ja. Kur apie nieką, realiai, kažkokios apkalbos, kažkokios šūdai, žinai, ar, pavyzdžiui, tiesiog būna gerimas tik tam, kad, žinai, taip paneit mėgoti. Jo. Tai man tas pradėjo... Neatrodo, kad žmonės tiesiog bėga nuo savęs? Nežinau, bet aš tai kažkaip pamatau, kad man įdomu ir sakau, blėt, man čia huineškai. Mes praeitą savaitę su Marku kalbėjom, kad jisai stengiasi būti afteriuose, kur jam įdomu, kur jisai susitiks su įdomiu žmogum, pabendrausiu kažko, bus fainuoja aplinkoje, tada jo zaibi, žinai, bet jeigu realybė gaunas tokia, kad tu sėdi tiesiog kažkieno numištam būtę, tipo, ir būni toks plėtas. Sėdžiu stumų laiką čia, žinai. Kažką, tipo. Tai tokių tai nereikia, tipo, bet aš visiškai neužsiblokuoju nuo alkoholio. Plius aš nemanau, kad aš turiu problemą su alkoholiu, aš nusprendžiu negerti, negeriau, žinai. Bet aš tiesiog žinau, kad in the long run čia nėra sustainable man, tipo, nes aš sakau, man nereikia jausti ribų, man rytoj niekur nereikia, aš šiandien galiu gerti 6. Pusę metų gal? Tu neįlašo viską? Ne, aš geriau. Tu neužpjauni. Jo, kaip ir dabar, pavyzdžiui, geriam, žinai, bet čia dėl to, kad geriam, šiaip šnekame, žinai, bet, pavyzdžiui, aš jeigu ten su draugė prie vakarienės kokios sidro ir vyno išgerit, man čia jokių problemų, jeigu ten su bernais, tipo, bet jeigu aš išeičiau mieste, pasimčiau aliuką, nu tai po to aliuko būtų... Tai nebuvo, kad atkrito draugų. Arba kad sunkiau, žinai, tipo, kalbasais. Man, pavyzdžiui, aš šiaip labai ekstravertas esu, aš toks visas, blėtis, laikai labai džempimo mėgst, tipo, man nereikia alkoholio, kad aš nekėčiau su žmonėm, žinai. Ir tada aš pradėjau galvoti, kaip, man gal šiaip nereikia alkoholio. Ja, tai dėl šnekėjimo, tai jo, tik tai kartais būna, kad, tipo, aš irgi bandžiau šitą negerti, ten mėnesį ar 2. Tu nueini iš kur padūsinti, sakai, jo, man nereikia, kad ten jaustų muziką, ten kažką. Bet net kaip užpas, tie, kur apskabina ten kažką, davai, barštų, arba davai, bertulį ten kažką. Nu, ble, kaip mūsų stadijos skiriasi, arba, pavyzdžiui, skambina kažkoks čuvakas. Nu, ką tu, taip, gal atvaryti kažką. Ble, sakau, tai atvaryk, nori, o tai kaip ten kažką, nu, senint, tiesiog pats nuspręsti, kur aš per daug racionaliai kalbuosiu, labai neracionaliu žmogum. Man yra buvę tokių atvejų, kur, tipo, aš guliu lovai, man 2 ryto rašo draugelis, darau, atvaryk į afterį, o aš blaivus, tipo, aš tiesiog 2 ryto, nes ar aš gal kažką gaminu, ar žiūriu kažką ten, žinai, tipo, guliu nusiprausęs, veidą nusivalęs, guliu, kur aš galvoju.
Plėt, aš jau tuoj mėgosiu, man rašo, karočią atvaryk, seniai, belė koks afteris. Kaip tu įsivaizduoji, aš varysiu į afterį, jeigu aš partinė buvau, net, tu žinai, kur čia logika yra, tipo. Nu, pradėsiu nuo kito galo. Jo, visiškai. Arba, pavyzdžiui, kai aš keliauju kartais, man dingsta, žinai, tos dienos savaitės, taip aš nebeskiriu pirmadienį nuo penktadienio, bet plėt, kaip suprantu, kad yra penktadienis, kaip pradeda randus žmonės rašyti, kurie galbūt arba nesikam nuo kelionės, arba samiškai galvojus istorijas, arba ten kažkaip nerodau, tipo. Nu, Bertulė, ką tu gal nori perlėkti ten kažką? Tai pat tiesiog remti. O tu sakei, klausai, manęs ar draugų atkrito, tai kažkiek buvo šiek tiek, žinai, kur, tipo, kartais būdavo tiesiog tūsai kažkokie vienintelė aplinka susibėgti, žinai, ir dabar, tipo, žmonėm nelabai yra, aš turiu savo aplinkoje žmonių, kurie nenori matyti manęs blaivų šalia kartais, nes jie patys blogiau jaučia dėl to, žinai. Visgirda? Ne, su Visgirda, tai mes, Visgirda, tipo, dėl šito tai zaibys, kad mes su juo išvarom. Ir jisai, tipo, sako, jo, žinau, tu nenori, bet tu, tipo, tu negerk, aš gersiu, tipo, ir jam tas netrukdo. Visgirdai tas absoliučiai netrukdo, nes, ta prasme, jisai gali sau leisti, tipo, gerti visą naktį, atvaryti kitą dieną, tipo, pamiego 2 valandas, išgerti vandens, pasirodyti ir jis pasirodys geriau negu visi kiti, tipo, jisai va tas yra bišas, kur, tipo, ant alkoholio gali performinti, žinai. Tai aš, kadangi toks nesu, aš tiesiog savo kitaip leidžiu dalykus, tipo, ir viskas, žinai. Bet šiaip, jo, atkrito šiek tiek draugų, bet aš tada pradėjau galvoti, kad netokie ir geri draugai, žinai, buvo. Mane priešai, tipo, atkrito draugai, nes aš biškai dabar, žinai, kaip ir minėjau, tipo, biškai pas mane tas šitą vasarą yra vakarėlį tokia, tūsų festivalio, tai tiesiog pasikeitė, žinai, draugai. Bet kartais pagalvoti, tipo, žinai, kad ką tu realiai veiki, tipo, tokia aplinka tave super, galvoti, tipo, ar tos aplinkos reikia. Žinai, biškai pakeitė, tipo, aš manau, kad su tuo gerimu irgi ta aplinka nėra visą laiką vienoda, žinai, ir galbūt mano jauno žmogaus ta gerinčiojo aplinka, jinai nėra tokia pat gera, kaip, pavyzdžiui, žmonės, kuriuos tu sutiktum, arba prieš tai praeitą savaitę svečiavęsis Markas, tipo, aš tiesiog susitinku žmonės, kurie atrodo irgi dažnai jau bėga nuo savęs to alkoholio. Bet šiaip per gerimą, žinok, nu, čia, tarsi galim slėpti, neslėpti, yra geriausias mesdamas pažintis. Taip, aš iš to dalyko sutinku. Ir nėra nieko blogo, kad tu kažką per pažintis, tipo, kažką sudėlini, kažką, nežinau, sutarė, arba šiaip randi žmogų. Tai yra labai geras dalykas, nes pažintis. Aš iš to ir tikrai be alkoholio, tai, manau, būtų daug sunkiau. Aš nesu, kad to reikia būtinai, bet jeigu tu sugebi jausti taiką ir normaliai, tai... Nes čia yra savotiškas... Socializacija. Tai ir netgi savotiškas intimumas, žinai, mes dabar susėdam su žmogum, tipo, ir mes dabar nusiterešinsim, žinai, ir, tipo, ir gal viskas to yra gerai. Žinai. Tai atsakau, jeigu turėjau jauti saiką, tai čia yra... Aš manau, kad, žinai, čia kiekvienam žmogui reikia matuoti pagal save. Tipo, gal, žiūrėk, tu gali sau leisti tiesiog gerti ir, tipo, tau viskas to ok, tu pats darai visus darbus, tipo, tu nieko blogo nepridarai, viskas good, tipo, ir aš visiems tą patį sakau, jūs matuokit pagal save. Aš žiūriu pagal save, man tiesiog yra geriau ir lengviau negerti, ir aš produktyvesnis būnu ir man to geriau. Už tai išgerkime. Už tai išgerkime. Zatybę vratišką. Wow. Na, naškai. Tas paskutinį kartą geriau, aš prieš kokius 10 metų. Nu, prieš 10 metų, kai man buvo 11, kažkokia 4 klasė, karočią. Šiaip, man keista, kad mus tiek metų skiria. Daug kas šitą sako, iš tikrųjų, žinai, vis tiek komedijų. Aš visiškai nesijaučiu, žinai, aš kaip tik norit būti, skamba keistai, prie jaunimos, aš pats jau dar jaučiuosi jaunas. Bet, nu, kad to pulso neprarastų, šiaip, man patinka... Aš manau, kad jaunatviškumas yra tavo charakteris, o ne amžius. Žinai, ir, tipo, ir pavyzdžiui, mes tam žiūrėk dabar šnekam ir randam puikiai bendrą kalbą, tai nesijaučia. Nes, pavyzdžiui, aš visą karjerą, kada aš pradėjau, tarkim, paskabėjimus, ne 20 metų, dar seniau dirbau krepšinio žurnalisto, visą laiką su manim buvo vyresni žmonės. Visą laiką, tipo, ir dabar man kaip tik noras būti, žinai, su jaunesniais. Kalbėjom šiaip daug prieš tai apie keliones, aš noriu tavęs paklausti vieną klausimą hipotetinio tokio. Jeigu, pavyzdžiui, galėtum bet kokį žmogų pasimti kelionės su savim, su kokiu žmogum norėtum pakeliauti, nesvarbu, ar jis gyvas ar miręs? Bet kokį? Jo, absoliučiai. O, blema. Ir dar... Lietuvis ar ne lietuvis? Bet kas, gali rinktis, ką nori ir darom tokį, kad filmuojam kontentą. Tai tu gali pasimti bet kokį gyvą ar mirusį žmogų į turinį pas save, tipo, ir keliauti su juo. Man gerai, tipo, imsiu lietuvį, nes nėra mano anglų tokia jau, tipo, fluent, kad galėčiau, žinai, ten kurti kontentą anglų kalbą, aš labai norėčiau išmokti. Aš gerai moku anglų, bet, žinai, ne tokia, kad kalbėti iš kameros. Tai lietuvis, plem, aš labai norėčiau, tarsi mano vis tiek dievukai yra Starkus Radzevičium. Nes aš užaugau su jų kelionė, mane inspiravo jie.
Ir kas keista, netgi man Starkus čia neprisimenu parašė dėl Afganistano, tai kažkaip ten tipo vos sako, blema, gal, ten ale biškai patarimų, bet tipo tiesiog, kad paklausė porą klausimų. Ir tas man vis tiek, man tai yra mano dievukai, bet čia toks labai banalus atsakymas, nes vis tiek jie tai daro, bet jie tikrai nekeliautų su manim, nes jie turi savo laidas ir taip toliau. O jeigu iš tų tokių, sakyčiau, mirusių žmonių, gal netgi, tada labai nežinau su kokiu Salalo pakeliauti. Ne? Visą būtų gerai nusirauti. Su bunkom zaivys, bet su Salalo būtų, manau, dar geriau. Taip. A tu esi klausęs ją paskalbėjimų gal, ne? Taip, tai be abejo. Aš labai didžiulis kitokių paskalbėjimų fanas. Mes čia ir prieš tai kalbėjom užkulis šiek tiek, kad aš, kadangi esu labai jaunas, aš jau gavau užaugtus kitokius pasikalbėjimus, žinai, ir aš nuo vaikystės žiūrėdavau, juokdavau ir galvau, blėt. Tikiuosi kažką nuveikęs prasmingas tam gyvenime, reiškia. Tu uždėjai jaunuolį ant labai gero kelio, aš manau. Nu kaip, pažiūrės, kur dabar esi, gal nepasakyčiau, bet... Karočio girdyblė, tu išgėriau ką tik po 5 šotus. Paskui sąskaitą atneškite, kas to tavo. Dabar prašau, tikrai atneškite Bertuliui sąskaitą, tai gal čia nustoja hujelis. Tai gal aš manyčiau, kad su Salala būtų labai linksma. Manau, kad būtų labai. Aš labai giliausiai, kad nespėjau ją pakviesti paskalbėjimus, kaip ir Šapro. Kaip ir Donskio, yra žmonių. Turiu irgi šitą dalyką, kad aš kadangi tiesiog esu šitos kartos komikas, ir tiesiog taip yra gavęs, kad jo, kai kurie komikai jau yra išėję iš šio pasaulio, kiti tiesiog yra jau per dideli ir per toli nuo mūsų, bet aš, pavyzdžiui, niekada negavau pagertant su jaunais, Salalo, jaunu Šapru, jaunu Katleriu, tipo. Bet tas man... Ir aš galvoju... Tu negalėtum vadinti pagirimu, nes jie tikrai tą apgertų ten šimtą. Ne, kad apgertų faktas, aš net ne... Tu tiesiog stiprintum, o jie gertų. Aš tiesiog norėčiau būti toje aplinkoje su jais, žinai, ir pamatyti, kaip atrodo baisiausiai tūsinantis Katleris 27 metų, tipo dar, žinai. Žinau, ten afterį būdavo... Aš įsivaizduoju, kad mes susėdom kartais su kokiu Marku, ten Viktoru pašnekėti. Visiškai kaip šito klubo pavadinimas, bet ten būdavo visiškas chaosas. Ble, čia geriausia reklama, labai geras šitas jo. Grįžtant šiek tiek prie kitokių pasikalbėjimų, dideli renginiai, labai sėkmingi, labai sveikinus, to norėjau paklausti, ar jūs dar švenčiat kitokius pasikalbėjimus? Būna, kad padarot gerą, vis dar dabar padarot gerus pasikalbėjimus ir būna tokia, blėt, kad švest? Aš esu už tai, kad reikia kurti tokį ir neformalų santykį tiek su svečiais, tiek su vedėjais. Tai visai būna, su visai skirtingai, bet dažniausiai vėl šiandien už tai pabūti yra, buvo ir baisių nusiravimų, buvo ir tokių, kur... 3 dienos ten buvo ir tokių, kur tiesiog šiaip. Paskutiniai kitokie pasikalbėjimai buvo su Henry Mes ir Godo problema. Ar iš tus atšventėt? Ar buvo, kad šiek tiek paslėpėt išgert, arba gal užpjovėt jau baisiai kaip gyvuliai? Nu kaip, ten buvo Grantų festivalyje. Tai ten ir taip visi buvo tokie linksmi, tai ten nereikėjo kažką labai užkurinėti, bet paminėjom. Nebuvo taip, kad visi kartu, bet Henry išlaikyti asarai buvo sunku. Tai visi švedėm skirtingai, nes Henris išvarė su draugais į Vilnių, Goda liko irgi su kitais, aš irgi su kitais, taip. Bet ką šventėm tikrai, tai Aurimo, jo, kai buvo Haliai, tai buvo... Oi, bet čia labai didelis dalykas. Didžiausias buvo virš 2000 žmonių, tai, ja. Kaip atrodė šventimas tokio grandiozinio renginio, nes aš labai, ta prasme, ne tai, kad empatizuoju, nes gal net negaliu suvokti, bet aš tiesiog žiūriu ir aš labai nustebęs maloniai, žinai, ir galvoju, blem, pas mus įmanoma tokį dalyką padaryti. Tipo 2,5 tūkstančio čia... Pokalbių šo, ne? Jo, čia kosmos. Tai, nu kaip, tai aišku, kadangi tai vyko berods antradienį ar trečiadienį, nebuvo ten kažkiek labai subinga, žinai, tūsa, bet... O, iš Kepšteris. Aš matau, kad tavo kitą žybą, kad tu Karočią Bertulį tu man sakai ir kitą žybą. Ant to Kremelio, kur kažkas sako, kad jau reikia varyti Vilnius, tai gal, skrendam su raktasparniu, tą jo lėktuvą ar limuzinu. Bet man keistas dalykas, kad tu žinai, kiek nuo Kauno iki Vilnius su raktasparniu. Ja, 3 su lėktuvu, ne su raktasparniu, bet plėt liežuvis supinasi nuo tų šotų. Su lėktuvu 310 eurų, o su limuzinu kainavo 400. Kada paskutinį kartą važiavote iš Kauno su limuzinu? Tai va tada. Nice, labai geras. Ne, aš nežinau, man atrodo, limuzinas yra labai kičas, bet pačiu ir tai yra underrated dalykas. Nežinau, man visai tipo linksma, tai va ten kažką, tipo, nu ten, atvarai, trakus, tipo, visi ten normalūs žmonės, tai išeini toks visiškai plyšęs, tai atrodo, tau zaibys, ir tau yra zaibys. Blam, aš paskutinį kartą apie limuziną prisimenu, yra labai juokingas video, kur Katleris žaidžia GTA pas LTV Republiką.
Okay, nematau. Ir jie važiuoja su limuzinu, tipo, ir jie darė tokį bitą, kad jie sėdi su Katleriu ir Stonkom, tipo, ir jie įgarsina viens kitą, tipo. Okay. Ir jie sėdi su LTU Republic lošia, jie važiuoja limuzinu per žaidimą. Ir Katleris sėdi, sako, važiuoju su limuzinu, niek man bibė nepačil. Huijamiausias bernvakaris, karočią. Labai juokinga. Jo, aš galėčiau cituoti Katlerį ir cituoti herojus, žinai. Ne, yra gerų, buvo su Katleriu ir su limuzinu ir pavažinėti. Yra, šiaip, kai sakau, kad su Bunku nematėm Bogotas, Kolumbijos sostinės biškėliau. Šiaip, kai tu atvari Kolumbiją, yra taisyklė viena, kad nebūk labai matomas. Realiai. Taip, ne, vis tiek tu esi turistas, akės visas gali labai greit sušokti, tų, kurių nereikia. Ir šiaip sakom su Bunkum, davai pisom limuziną Bogotai. Viskas. Tu nori, kad tau nupjautų galvą? Viskas. Dar tik galą buvo iškišęs iš to limuzino. Bet, šiaip turiu faktą, kad negaliu rodyti tikrai. Žinai, kadangi limuzinė matosi tik tą viršus, kai tu išbūni išlindęs pro tą liuką, tam buvo toks liukas viršuotyvo. Po kartais sunuogas apčio, ar ne? Nesakysiu, ar tai buvo, ar ne. Bet mes supratom. Tai ja, varėm per Bogotą ir... Bet visai buvo linksma, varėm dar pasėmėm kažkas 2 čiolės. Aha. Miškai balką užpirkta, tai buvo... Smagus. Visgi matėm Bogotą. Smagus pasivažinėjimas. Dar galvoju, gal užtripti ant stogo, bet... Nespėjau. Okay. Dar šiek tiek grįžtant prie to paties prieš tai aptarto klausimą, noriu tavęs paklausti. Kurie kitokie pasikalbėjimai buvo tie, po kurių buvo geriausias judesys? Arba galbūt su kuriuo svečiu? Gal prisimeni tokius vienus, kurie labai įstrigo? Pasafo, beras paskui. Pasafo? Ok. Gerai, aš nežinau, kiek gali pasakoti, bet jeigu kažkiek gali, tai... Ne, tiesiog buvo, atvarė daug komikų, tai buvo tas Markas, Viktoras, jeigu neklystu, buvo Katleris liko, buvo, aišku, Safas liko, dar liko Simas, svarbiausia daryti, žinai? Aha, taip. Ir kas buvo visai juokingas, jis toks nėra labai ten gerintis, žinai, šeimos žmogus, tėtis, puikus žmogus. Tai ir jisai irgi vėl aptaris pas mane hatai, sakau, pas mane biškai yra buvo vakarėlio. Tai ir jis jau nori varyti namo, jis nakvapus barat savo uošvę, jeigu neklystum, sako, jau reikia grįžti, plus be žmonos, žmona ten jau anksčiau mus rašė. Jo, sakau, tai tu pies taksą ir varyk, tipo. Bet aš slapčia nenorėjau, kad jis išvarytų. Tai jis skaičia taksą tą naktį, tipo, ten rodo, kad už 10 minučių bus taksas. Jis taip toliau nueina gerti, aš ten paėmė telefoną, atšaukiu taksą. Ir tada, blėt, jis prieina prie manęs, sakau, blėt, da pizdi, what the fuck čia buvo. Tipo, galvoju, gal tiesiog, žinai, vairuotas atšaukia. Vėl sako, tipo, vėl tipo kažką, tipo, nueina dūsinti, aš jo atšaukiu. Ir blėt, galvoju, eik tu nahu, nieks manęs tveš nenori, tipo, ką daryti, jis toks piškai, kominės perpisės, atsiprašau, jeigu to nereikėjo žinoti. Tai ir kokius 5 kartus dariau, jis sako, eik tu nahu, ko aš čia darosi, jis taksis, tipo, ko ne, pizdės, tipo, neina niekaip viskės. Gal čia koks internetas blogas, gal kažką. Blėt, ir visai pagaila man to žmogaus, sakau, blėt, gal tiesiog varyk namo, bet man buvo labai juokingai žmogus, tiesiog paliek, įsipučiu taksą, paliek telefoną ir... Vienas geriausių prekų, kokius esu girdėjęs. Žiauriai gerai. Labai smagu, labai geras pokalbis. Ačiū dar kartą tau, Mantai. Labai buvo smagu pasikalbėti. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Būtinai šio video pasidalinkite su savo draugais. Palaikinkite jį, prenumeruokite kanalą ir susitiksime kitose epizoduose. Ate. Ačiū labai. Geras. Labai geras.